Istorija paprasta. Vieną dieną, jei jau visai tiksliai, lapkričio 28-ąją atėjęs į vaistinę mūsų herojus neįpirko vaistų. Jie ne šiaip savo pabrango, jų kaina išaugo beveik 4 kartus. Vaistininkė pagailėjo ir pasiūlė nueiti į gretimą vaistinę. Sako, gal ten dar nespėjo. Štai tas seklys Morka, kuris susiekė Kubiliaus sąmokslą su farmacininkais. Čia baisu. Čia nenumirties, nenuvėž, čia paprasti vaistai, numušti pulsti. Jūs kaip pats tai galėjot pirkti savo žmonai už 60, bet dabar kaip mokesčių pinigais galima jau ir 200 mokėti. Nu kiek. Jeigu man kompensuos valstybė, vis vien mokės pilną kainą. Taip. Man svarbiausia, kad man nereikėtų mokėti, bet jeigu man, aš jų negaliu įpirkti, pensininkai iš kur tiek. Kokia čia, atleiskite už žodį, velniava. Žiūrėkit, vaistinė numeris 1. Kompensuojami? Kaip jis ten parsiduoda dėžutėm? Katarys parduodama po 7 tabletės. Vienas abu po 60. 60, ane? 5 ir 7,5. Tai vieną juostelę. Po 2 tabletės. Jeigu 5 geras, jeigu 7,5, tai 2. Tai čia yra 14 tabletyčių. 15,10. Fiksuojam 15 litų 10 centų už lapelį, o už dėžutę 60. Eime į kitą vaistinę. O kiek kainuoja tas stipresnis? Virš 200. O tai čia yra... Kompensuoja ir kaina pas... Ai, tai dabar jeigu man reikėtų prašyti pas... 208 dabar. Oi, tai man reikėtų receptą prašyti arba pačiai mokėti. Arba pačiai mokėti. Maždaug lapelis virš 50 litrų. Virš 50. Aha. Vaistinės tame pačiame Vilniaus Gedimino prospekte, o kainos skiriasi 3,5 karto. Įsivaizduojat, 3,5. Bet skandalas ne čia. Skandalas yra atsakymas į klausimą, kodėl. Kodėl? O kodėl čia taip pabrango? Todėl, kad čia ligonių kasų yra nustatyta ta kaina ir pagalbinti kompensuoja. O iki šiol kaina buvo sumažinta. Bet tai buvo 60, man atrodo, o dabar... Tai iki tiek buvo sumažinta kaina pačių tiekėjų. Pačių tiekėjų, o dabar tai... O čia yra tikra jo kaina. Kadangi jis nuo vakar kompensuojamas, tai yra tikroji kaina. Supratot? Nuo vakar kompensuojama, todėl 3,5 karto brangiau. Taip pas Kubilių, kuris dabar blaškosi ką daryti, ar pensijas atimti, ar mokesčius padidinti, leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai. Tai, ką žmogus perka už litą, Kubilius mokesčių mokėtojų pinigai suploja 3,5 lito. Paskutinė instancija rausėsi toliau. Gal šitas vaistelis atsitiktinumas? Ne. Pasirodo, kad tą pačią dieną tas pats abrakadabra nutiko keletui vaistų. Aš tiesiog stovėjau ir kompiuterį pasirodo pradinė kaina ir aš pačiau 152 centais. Mokėjau aš aišku ne tiek. Buvau pritrenkta ir netgi pradėjau su vaistininkė. Šiaip matymą ją pažįstu, kada gydytojai vaistinį pastoviai perku vaistus. Nu žinokit, tai yra grobstymas valstybinių pinigų, aš kitaip nepavadinsiu. Susiveikėme ligonių kasų parengto kompensuojamų vaistų sąrašo papildymą. Bedam pirštą. Iš tiesų, ten atsirado tas valdo, kaip ten jisai. Atliekame tą patį eksperimentą. Viena vaistinė, kita vaistinė. Kainų skirtumas – 100 litų už pakuotę. Tai yra, tai, ką žmogus nupirko už 50 litų, dabar Kubilius jam visų žmonių mokesčių mokėtojų pinigais nupirks už 150. Ir bėda ne ta, kad nuo kiekvieno pokelio kažkas dabar gaus 140 litų. Nuo pokelio. Bėda ta, kad kadangi pinigų kiekis ribotas, tai finale kažkam pinigų ir pritrūksta. Lietuva bene už medikamentus viena brangiausiai mokančių ES valstybių. Ir jeigu pasižiūrėsime į kaimyninę Lenkiją, tai ten maždaug apie 20–30% tokie patys vaistai yra pigesni, o kai kurių kainos yra vos ne 2 kartus mažesnės Lenkijoje negu Lietuvoje, ta pati ES valstybė. Tiesiog kai kas Lietuvos gyventojų sąskaita darosi neblogą biznį, kraunasi savo kapitalą, kraunasi turtus. Lenkijoje, kurie, priminsiu ponui Marcinkevičiui, irgi yra ES, ne tik vaistai pigesni. Ten, pasak tarptautinių tyrėjų, sveikatos apsauga geresnė ir žmonės gyvena ilgiau nei Lietuvoje.
o Lietuvoje daugiau makaronų. Taip, tai Lenkija yra ypatingai pigių vaistų šalis dėl vieno paprasto dalykų. Tarp kitko, kaip minėjau, neseniai teko gana ilgai kalbėti su Lenkų kolegom, jie turi keliasdešimt vietinių gamintojų. Bet aš tik tai... Domėjausi, Lenkai negamina, tai kalba apie šitą... Planą. Negali būti. Kyla klausimas, jei ponas taip aukojasi vardant širdininkų ir savižudžių, tai iš ko tada gyvena? Nuo kiekvienos dėžutės dabar iki šiol per 4 metus vienam žmogui padovanodavo po 140 litų. Jeigu jo kaina buvo 60, o tapo 200. Ne, matot kaip, didmenininkas pirkdavo kainą už pilną kainą. Už 210. Taip, jis pirkdavo. Ir mes iš to labdaros fondo jam kaip ir, reiškia, dar 2 pakuotės, bet tai yra vėlgi transformavimas į finansinę nuolaidą padarydavom, nes, suprantat, pensininkui ar tu 150 ar 130 nepadės. Reikia kažkokią tai padaryti tokią kainą, kad jis galėtų įsigyti. Bet tai buvo labai ribotas kiekis, nes tai buvo skausmingi mums kaštai, nes mes vis tiek mums kainavo 200 litų, tai jūs galite įsivaizduoti, kad mes kažkur aukojam kažką. Bet norėdami padėtiem pacientam, nes, sakau, Europos Sąjungoje cheminė liga, jūs sakot, paprastas vaistas, jis yra beje receptinis, jo taip neįsigysi. Be recepto, jeigu kartais duoda vaistinė, tai čia jau jų reikalas. Per tuos 4 metus labai ribotam skaičiai pacientų, tai mes manėm, kad darom gerą darbą, nes, vėlgi, tai negalima plakti į vieną vietą tų dalykų ir negalima lyginti, nes tai yra visiškai skirtingi dalykai. Koks ribotas skaičius, jei galima pirkti laisvai bet kurioje vaistinėje ir be recepto. Rūta, kuri pirko, apskritai neserga tomis ligomis, kurias tie vaistai gydo. Čia yra vaistukas, kuris... O čia yra tas pats vaistas pirktas. Čia vienas ne dėžutė, o pakelis, matot, nuo bendros kainos. Va čia kelių minučių skirtumo, tik tai matote, vaistinės viena prieš kitą. Gali atsitikti taip, kad praėjusią savaitę tie perkainavimai vyko, jie ten vienur dar kainos buvo senos, kitur kainos naujos, aš tai negaliu jums šito pasakyti. Kaina jau be akcijos užaugo 2-gubai, tau ir problema, ir tada kelia skandalą. Ir mes norėdami tą padaryti geriau, ir čia jokio mums pelno iš to nebuvo. Mes norėjom, kaip jūs sakot, prijaukinti, bet čia neprijaukinti. Mes norėjom, žinai, jeigu turėjom naujausią antidepresantą ir pas tavęs savižudybių skaičius. Čia gal derėtų patikslinti, kad savižudžių daugiausia tarptų, kurie apskritai lieka už borto, tarptų, kurie neteko vilties išgyventi. Su kompensuojamais vaistais, tai irgi sena paslaptis, vieša paslaptis, kad farmacinės kompanijos stengiasi kuo daugiau savo gaminamų vaistų įtraukti į kompensuojamų vaistų sąrašą, nes tai yra jau pastovios pajamos, pastovus pelnas, kadangi tai yra kompensuojama iš valstybės biudžeto, nors visais atvejais pacientui tenka pačiam kažkokią, kad ir minimalią dalį primokėti ir, tarkim, ir kompensuojamų vaistų, jeigu žiūrėti, tai paprastai per metus apie 130 milijonų litų yra primokama iš ligonio kišenės.